Radijo namai valio, radijo namai valio. Bum. Sveiki, klausytojai. Šiandien mes kalbėsim apie Vaidotą namų darbus. Kūrybą. Kaip gausi? Kur sukuria kažką, pavyzdžiui, filmą. Filmą pasiekti. Užaugo bežydiško šaudalo kaip Vajinių miestą. Kažkokį pasaką sukuria. Prisivalgiau, tai net pilvas rėkia, tai rėkia. Kai prisivalgai, tai čia kūryba? Tai pradeda rėkti ant kalbų. Kai tu kalbi, reikia pilvas. Na, gerai, ar tai, ką Tauriukas pasakė, buvo kūryba? Ne. Kodėl? Nes Jis iš tikrųjų reikia, tas pilvas? Tai reiškia, sugalvoja, kad reikia, tai kūryba. Truputį gal reikia. Kad per tyliai jisai reikia. Per tyliai jisai reikia, gali per tyliai reikia. Aš visi reikia. O ką jis reikia? Nežinau. Ką tau sako, kai reikia? Sako, nekalbėk. Sakūnė, jis šaukia, nekalbėk. Aš šiandien buvau tirpyklai. Įsidėlės esu kūryba. Aš kūryba kaip sukurti filmą. Kada darai kūrybą? Kažkokią megztinį jau susiūto padaro pesinėlį. Tu taip darai? Šipsenėlę pavyzdžiui. Šipsenėlę susiūto. Batus daro. Skūnis. Aš susiūlau, kurį mes kaip susiūtų susiūtų. Kaip raškinius ledus padaryti. Aš darau raškinius ledus padaryti. Labai skanu. Aš pati dariau irgi raškinius ledus su mama. Man nepatinka. Aš esu padaręs iš senelių aviečių su seneliais. Padarėm aviečių sultis, supylisim į indelius, sudėjom pagaliukus nuo kitų ledų ir sušaldėm ir gavosi ledai. O galėtume sukurti, ką Tauriukas pilvas sako? Ne. Aš žinau, aš gal Tauriukas pilvas nekalbėk apie savo pilvą. Jis gėdėsi? Kaip tavo pilvas jaučiasi? Dabar tai nereikia, jeigu nekalbu. Tai tu dabar nekalbi, bet todėl jisai nereikia. Taip. Dabar gali rėkti, tai jis irgi rėks. Kokį man dar pilvas šneka? Mano. Visų beveik? Taip. Ką tau pilvas sako? Eik į parduotuvę, pirk ledų. O tai per darysi? Čia mano pilvas jau eina į parduotuvę. Jis pats išėjo. Tai tada valgysi ledų, valgys daržovių kokteilį. Bet tai tavo burna tai čia liko, o kaip jisai valgys? Supalgyti. Mano pilvas irgi šteka
Sako, eik dinozaurą nusipirkti. Kam jam dinosauras? Nes nori eiti į mokyklą su dinozauru. O be dinozauro bijotų eiti? Bijotų, nes jis jo neapsaugo. Nuo ko? Kas mokyklai sako baisaus? Kad mes kramtama gumą, o tas dinozauras sakė, kad apriekis pramojo vaiką, kuris jam bus kramtama gumą. Tai pilvas nenori kramtamos gumos? Mano dar nusipirko kramtamą gumą ir dabar kramtoja. Ateinės pilvas labai mėgsta kramtamą gumą, o Mortas taip nemėgsta, kad netgi dinozaurą. Domas labai mėgsta. Ir tas dinozauras sakė, kad suvalgys visą mokyklą, pažvėjęs namo tas dinozauras. Ir mano pilvas valgo savo pirštą ir čiulpia. O mano pilvas sako, noriu eiti pas pūką, kad jai galėčiau duoti kramtošės. Ir dar mano pilvas valgo maikę. Ir ūsų savo valgo. Mano pilvas dar sako, eik iš darželio. Ir mano dar pilvas visada suvalgo visą popierių ir batą. Tai tu turi namuose nebeturėt batų. Ir dar mano pilvas valgo piestuką. Tai tu basom eini į darželį. Ir siūlą valgo. O sakyk, o pats pilvas turi batus ar ne? Jeigu tavo batus suvalgė visus išskyrus šitos, o paskutinius? Jo kepurė buvo batas. Ai. Tai turi kepurę nebeturi? Tau visas kepurės sumindė. Ką tu pilvas sakai, kad jis baigtų rėkti ir nesąmonės daryti sakas? Nu tai duodu kramtos, kai jis suvalgo. Tyla. Tada vėl pradeda rėkti, tada duodu šokoladinį piestuką. Tai jam ten sulimpa burna nuo gumos. Už tai gal ir nereikia. Greit kramtų. Ne, taip kramtų greit. Ir tai nėra kada rėkti. Yra kada rėkti, aš kramtų. Kada išpila vandenuko, į burnytę prasiskalauja naktį ir eina miegot. Tada nueina. Įsivalo dantus. Ir tada iš karto ryte šykelė pradeda rėkt, duodu visokių šokoladinių visko, ten duodu visus saldamynų. Prisivalgė 10 varui, mamai paprastyti dar šokoladą davė, jau davė jau blynų, tada šokoladinių visko uždėti įvarė į lovą. O kada ta guma kramta? Nu tai va, tai ką tik šįrytą kramti šiandien. Čia prieš visus saldamynus ir tortus ar ko? Prieš visus saldamynus. Ir pro šriubytę. Šriubytė daržovių, bet jinai tiesiog ne šokoladinio, o jinai... Jinai tikra. Šriubytė geriau visų skanėkščių privalgiau ir tada variau tiesiai valgyt. Saldumynų nuvariau, aš jau galėjau į lavą, virtuvį pagulėjau lavoje. Matau, kaip seilės pas tave kaupėsi. Ir viską, ir nuvariau. Tai kas pasakodamas iš alko. Ir tada brum, tuku, brum, tuku, brum.